pakalbėti savo kolegę Miglę apie elgesio terapijos naujoves. Sveiki visi, esu Miglė Marcišauskaitė ir šiandien jums noriu papasakoti apie naują kognityvinės elgesio terapijos šaką, įsisąmoninimu pagrįstą streso valdymą. Ir norėčiau pradėti nuo to, kaip yra suprantamas stresas. Kiekvieną dieną mus erzina kamščiai keliuose, triukšmingi kaimynai, neigiamas emocijas mums kelia nesėkmės ar ligos. Taigi stresu vadiname tiek kasdienius gyvenimo įvykius, tiek kritinės situacijas, išmušančias mus iš įprasto ritmo, sukeliančias neigiamas emocijas ir baimes. Pavojingas yra nuolatinis stresas, kuris yra siejamas su prastėjančia žmogaus gyvenimo kokybe, blogesnė savijauta bei sutrinkančia fiziologija. Taigi, anksčiau minėtas įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas yra taikomas ne tik mažinant stresą bei lėtinį skausmą, bet ir pasikartojančios depresijos, nerimo sutrikimų, priklausomybių, valgymo ar net asmenybės sutrikimų, netgi psichozių gydymų. Šiuo metodu siekiama keisti mąstymo procesus, taip sušvelninant patiriamas neigiamas emocijas bei koreguojant žmogaus disfunkcinį elgesį. Tačiau svarbu suprasti pirmiausia, kasgi yra įsisąmoninimas. O tai yra visiškas buvimas čia ir dabar. Tai yra pasirengimas mylėti dabar, džiaugtis dabar, gyventi taikiai su savimi ir kitais dabar. Tuo yra pagrįstas ir streso valdymas, kuomet žmonės yra gydomi joga bei meditacija intensyviu 8 savaičių trukmės kursu, kurio metu yra siekiama keisti žmogaus mąstymo procesus ir mąstymą susieti su žmogaus jausmais. Įsisąmoninimas tampa įsipareigojimu sau. Nebūti kažkur kitur, bet būti čia, šią akimirką ir nesvarbu, ar gyvenimas yra geras, ar blogas, ar tiesiog neutralus. Streso valdymas padeda atkurti ir palaikyti žmogaus gerovę, išvengti emocinio bei fizinio išsekimo. Gydymas padeda žmonėms susikoncentruoti ir išmoko juos pačius būti atsakingus už savo sveikatą ir savo gijimą. Taigi tai yra skirta žmonėms, kurie nori patys kontroliuoti savo fizinę bei psichinę gerovę. Įdomu tai, jog terapijos kursą galima lankyti internetu. Ir kaip sako organizatoriai, tai reikia mokėti anglų kalbą, turėti greitą interneto ryšį, laisvų rankų įrangą bei internetinę kamerą. Taip, tokiu būdu galima bendrauti su savo terapeutu. Taigi, įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas šiuo metu yra vienas iš sparčiausiai populiarėjančių psichologinės pagalbos metodų. Šis metodas turbūt populiarėja dėl to, jog šiuolaikinė visuomenė ir greitas gyvenimo tempas bei didėjantis žmonių poreikiai skatina ieškoti greito, tikslingo bei į problemą orientuoto sprendimo būdų. Na, o be streso gyventi neįmanoma. Nes neįmanoma išvengti gyvenimo pokyčių ar kažkokių tais netikėtų įvykių. Belieka išmokti gyventi su stresu. Ir kiek man teko domėtis, Lietuvoje šis metodas nėra taikomas. Nes neradau jokios lietuviškos informacijos apie tai. Taigi manau, kad tai galėtų būti puikia terpė mums, sveikatos psichologams, čia tobulėti ir realizuoti save. Ačiū.